bandymas į YouTube ateit gavosi toks visiškai blogai. Visą dieną, žodžiu, prifilmavau ir kai norėjau sumontuoti, man telefonas užrašė, kad trūksta vietos. Ir tipo atlaisvinti reikia vietą. Ir aš ištryniau daugelį video ir grįžtu į tą programėlę ir sako, nebėra failų, kuriuos galima retokuoti. Viskas. Ir sugrąžinti negaliu. Nėra šansų sugrąžinti failų. Tai kaip gaila pasidarė. Visą dieną montavau ilgiausiai. Ei, žodžiu. Gerai, viskas iš pradžių. Atkeliavo siunta. Ir tai žinau, kas bus. Tai yra virdulys ant dujinės. Ne elektrinis. Aš visiškai nenorėjau elektrinio virdulio. Labai norėjau tokio virdulio. Ai, koks gražuoliukas. Oi, pakeisiu man. Tai, kol man vandenukas kaista arbatai, mes padarysime saulėje džiovintų pomidorų tokią užtepėlę. Saulėje džiovintus pomidorus užpyliau karštų vandeniu, nuploviau, tada vėl užpyliau karštų verdančių vandeniu ir tada palaikiau nuo 2 valandos iki 6-7. Tai šitą vandenį aš nupilsiu. Metu į blenderį. Tada reikia nusilupti keletą skiltelių česnako. 2-3 česnako skiltelės, didelės. Tada aš sutrinu viską. Tada viską išimu į indelį. Pilu avokadų aliejų. Nedarau su alyvuogių aliejum, nes man jis netinka. Antras dalykas, alyvuogių aliejus turi tokį kartumą. O avokadų aliejus visiškai neturi jokio kartumo. Dedu druskytės. Ir svarbiausias dalykas tai yra kanapių sėklos. Kanapių lukštentos sėklos. Tada beriu, bet iš šakės beriu, nemažai. Tai visas įpersiu. Šiek tiek kmynų. Ir vos truputėlį acto, čiut-čiut. Keli lašiukai ir keli lašiukai citrinos. Vos keli lašeliai. Nu, viskas apitu, nes gerai išmaišom. Tai štai taip atrodo. Bele kaip, žinokit, skanu, pabandykit padaryti taip. Su kanapių sėklom. Belė kaip skanu. O dabar aš nusilupsiu pastarnoką. Ir morkytę ir susitarkuosiu. Tai bus rytdienos mano pusryčiams bliukas. Per stambę tarką, nes taip skaniau. Druskytės. Druskytės, dedu kanapių sėklų. Biškutį. Nes insulinas duoda ir saldumą ir jis yra geras probiotikas. Moranto krakmolo biškutį, kad sulipintų. O ne kažkas yra, reiks rytoj nusipirkti moranto krakmolo. Šiek tiek įberiu gysločių lobelių. Įdedu riešutų sviesto. Lazdynų riešutų sviesto. Šiek tiek cinamono. Tokia masė gaunasi. Šiaip ją skanu valgyti ir šaltą, bet aš mėgstu šiek tiek pasiskrūdinti. Arba blinukus pasidarau, arba tiesiog taip paskrūdinu ant keptuvės. Tai man labai skanu. Einam? Einam.
Vaikščioti su šuniuku. Einam. Kaip fainiai apšviesta. Mes kai ieškojom čia gyventi šitam rajone, tai žiūrėjom ten kalne visai namo, bet vieną buvom radę. Bet kad ir nuleido labai stipriai kainą, bet gerai, kad nesikėlėm, nes tenai dažnai vagystės, sakė, vyksta, tenai nėra apsaugos, apšvietimų nėra. Tai ten atskiras jau namas ir garažas, viskas. Bet nelabai kažkaip patiko. Katinai. Gražuodė, labas. Pabėgo. Sugando kačiukas. Rytas, tatuti, labai rytas, meilė mano. Labas rytas. Randai raudonė. Nes, va taip, plekšnojau. Kas rytą plekšnojau. Tai tikras masažas limfai. Atsigauna veidas. Taip pat padarysiu. Štai čia va masažas šitaip. Kakle. Aš spaudžiu stipriai. Štai taip, tik neliečiam šitos vietos. Visą aplinkui. Su paspaudimu tokio į viršų. Šepetėliu aš ištrinsiu visą kūną. Atsigerti vandens chlorofilu. Prieš visą tą geriant, aš suvalgysiu alijošiaus. Tą nupjaunam didelį gabaliuką. Atsipjaunu tokį gabaliuką. Aš jį nulupsiu. Gerai nuplausiu, nes jame yra toks geltonas skystis, jį reikia nuplauti. Tai toks lieka gabaliukas. Labai gerai sukramtu. Ir nuryju. Pirmas vaistas skrandžio ligoms, žarnynui. Tai visoju, žinokit, ir baigiu susitvarkyti skrandį. Aišku, vienas vartojimas nepadės, reikia daug dalykų daryti. Tai va, o dabar geriu šitą gėrimą, kurį pasidariau. Šiaip aš visą laiką vaikščiodavau rytais, kai gyvenom mes kitam bute, nes ten buvo toks takas geras. Bet čia man kažkaip vaikščiot nėra malonu. Ir šuniukas jau pusryčiauja, aš jiems duodu naminį maistą. Tai yra kalakutiena, triušiena, jautiena būna virta. Čia buvo kalakutiena ir triušiena virta. Taip.
Dabar geriu juodą arbatą. Čia yra su prieskoniais. Imbieras, gvazdikėliai, kardamonas, tas cinamonas.